Labą dieną visom. Jau 6. kartą susitinkama, kaip greit bėga laikas, ar ne? Taip, tai merginos, mes šiandieną pradėsime vėlgi nuo kvėpavimo pratimo, atsisėdę ant kėdės. Kaip visada turėkite ar atsigert vandens, diržą arba didelį rankšluostį. Ir kai leisimės ant kilimėlio, kad turėtumėt ar kokią pagalvėlę ar kitą paminkštinimą, kad galima būtų pasidėti po galva arba po keliais. Tai turėkite šiuos įrankius ir pradėkime užsiėmimą atsisėdus. Išsitieskite, išilgėkite per stuburą, abi pėdos ant žemės padėtos, keliai ir šlaunis eina paraleliai vienas palei kitą ir pradėkime nuo kvėpavimo. Tai dedam vieną ranką žemiau bambos, o kitą ranką kaip patogu už nugaros, ties šonkaulių apačia ir pradėkime kvėpavimą. Taip, diafragminis kvėpavimas tai yra apie šonkaulių judėjimą. Taip, tai kaip įkvepiam, stenkitės, kad šonkauliai, jūs tęskite šitaip laikydamos rankas, o aš parodysiu, kaip turi judėti šonkauliai. Taip, su įkvėpimu. Viskas juda į šalis, šonkauliukai plečiasi, skečiasi ir į šonus, ir šiek tiek į priekį. Ir svarbiausiai man, kad tas kvėpavimas būtų tarsi į nugarą, taip, kad nugaroje šonkauliai judėtų ir skėstusi. Va čia įsivaizduokite mano nugarą ir va taip nuo įkvėpimo turi išsiplėsti, išdidės viskas ties šonkaulių apačia. Dabar kitą ranką dėkite ant bambos ir po bambą ir kitą šonkaulių srityje už nugaros ir vėl pakvėpuokime. Tai įkvėpimui skiriame 3-5 sekundėlės. Taip, sprandas ir pečiai atpalaiduoti kvėpuojant, turi atsirasti slėgis, toksai vidinis, pilvinis ir stenkitės, kad tas slėgis daugiau judėtų į šonus, ne į pilvo priekį, bet daugiau į pilvo šonus ir slėgis keliautų link dubens, kad atsirastų įsitempimas ties dubeniu. Taip, tai tarp krūtinės ląstos ir pilvo ertmės yra viena diafragma, taip, dubens apačioje yra kita. Tai mums nuo įkvėpimo tarsi turėtų viskas išsitempti, išsiplėsti abi tos diafragmos. Tai yra sunku padaryti, sunku įsivaizduoti, bet jūs pasitelkit vaizduotę ir pabandykite tai padaryti. Tai 3-5 sekundės įkvėpimui. Galit padaryti pauzę, taip mes stiprinsim įkvėpimo raumenis. Ir tada su iškvėpimu šonkauliukai keliauja žemyn, vėl viskas grįžta į vietą. Taip, aktyvuojam dubens dugną, suimdami tarp kojų švelniai raumenis, bambą į vidų patraukia ir nuleidę šonkauliukus ant pilvo, sumažinam visą pilvo paviršių, nesusilenkus per stuburą. Ir padarom iškvėpus pauzę. Ir tada vėl įkvėpimas kitas seka, viskas išdidėja, išsiplečia ir pauzė. Ir su iškvėpimu viskas grįžta atgal, dubens aktyvavimas iš apačios, bamba vidun, šonkauliai žemyn, sumažinam visą pilvo paviršių ir vėl padarome pauzę. Va, stenkitės taip kvėpuoti. Kvėpavimas vėlgi neturėtų būti pernelyg didelis, kad nuo įkvėpimo net kaklas įsitemptų. To nereikia, mums nereikia, kad įsijungtų šalutiniai, kaip sakyt, papildomi kvėpavimo raumenys, mes norim treniruoti diafragmą. Taip? Diafragma jisai kaip stumoklis juda nuo įkvėpimo žemyn, tada iškvepiant grįžta atgal. Tai vat, tas judėjimas, tas veiksmas visas aplink mūsų centrą, tai sukelia, kaip sakyt, limfos ir visų skysčių cirkuliaciją taip geresnė, paspartina viską judėti. Tai mūsų kūnas greičiau valosi, regeneruojasi nuo toksinų, viskas taip, atsigauna, greičiau gyja kūnas taip. Ir viskas mūsų kūne pradeda cirkuliuoti. Mes atsigaunam, energija pakyla. Taip? Tai jūs tą kvėpavimą galite praktikuotis kasdien bet kur. Ar sėdėdamos kažkur tai lauke ant suoliuko, ar vaikščiodamos, ar žiūrėdamos kažkokį tai serialą ir taip toliau. Tai va, tai dabar einame toliau. Kadangi tuoj pat kelsimės į viršų, mes padarome savimasažo pratimą padams.
Tai kadangi darysime šiandieną pratimus ant kojų atsistoję, šiek tiek pusiausvyrį padarysime keletą mobilumo pratimo klubams, visus sąnarius atsistoję išjudinsim, tai labai svarbu prieš tai gerai prasimasažuoti padus ir ypač jeigu po visų, kaip sakyt, gydymų, po chemijos yra sutrikę inervacija, tai periferiniai nervai nukentėję, tai labai svarbu iš tikrųjų, kad mūsų tas stabilumas atsistatytų į pradinį lygį, tai reikia šiek tiek savimasažo galūnėse, kad atsirastų didesnė kontrolė stovint, taip, nes mūsų paduose yra labai daug receptorių, kurie siunčia signalus į smegenis, kad atsirastų vėlgi atgalinis ryšys ir atsirastų raumenų ir sąnarių kontrolė. Taip, tai pamasažuokim. Tai praeikime padą iš vidaus, vidinę pėdos briauną praeikime, išorinę pėdos briauną praeikime, taip, ties kulnu praeikim, ties pirštais, ties pagalvėlėm, viską išmagykit tarp pirščius, taip, nieks nemato. Va, taip, šiek tiek praeikime padus, taip, aktyviai viską darom, taip, nes mes norim sužadinti nervų sistemą, sužadinti visą dėmesį į galūnes, taip, tai pamasažuojam. Lygiai taip pat, jeigu jaučiat, kad nusilpia raumenis ar sėdmenis, tai prieš darant pratimą šiek tiek irgi gerai jį šiek tiek pamagyt, pamasažuot, paplekšnot, žinokit, tikrai veikia raumuo, jisai tiesiog op ir pabunda. Va, tai dabar kitą koją tą patį padarykim, irgi su kumščiu pasiėmę, praeikime, va taip, aš taip pirmyn atgal, nuo pirštų link kulno, aktyviai praeikim. Išorinė pėda, skliautukus išorinį, vidinį skliautą, taip, ties kulnu, čia darysime čia trumpiau dėl laiko stokos, bet jūs galite savimasažui skirti ir daugiau laiko, taip, keletą minučių, taip, 5 minutės gerai išmasažuot, tarp pirštų, taip, pagalvėlės, visur, kur skauda, kur kieta, nes dažnai būna, kad paduose labai kieta ir skauda dėl nuvargusių ir pertemptų raumenų ir fascijų, tai labai gerai savimasažą pasidaryti kiekvieną mielą dieną. Va, gerai, ir dabar keliaujame aukštyn. Keliausime aukštyn, atsistokime. Taip, dar norėčiau dėmesio į pėdas labiau. Pėdas labiau, kad dėmesio. Va, taip. Gerai. Dabar labai svarbu iš tikrųjų, pasižiūrėkite pėdas, taip. Pirštus kojų maksimaliai praskėskit, stenkitės atitraukti didelį pirštą, taip, ir kad žiūrėtų jisai tiesiai. Kitus pirštus atitraukite ir maksimaliai plačiai išskėskite ant grindų, ant kilimėlio, kad būtų kuo didesnis ryšys ir plotas. Tai priduos jums stabilumo stovint. Taip, kuo plačiau reikia, kad būtų. Gerai, toliau, ką mes darysime? Dabar mes pėdą susistatom, tai stabilumui labai svarbu 3 pėdos taškai. Nykštys, mažas pirštas ir kulnas. Ir stenkitės išlaikyti tą tiek išorinį pėdos skliautą, tiek vidinį pėdos skliautą. Taip, va, tai didelis pirštas, mažas pirštas ir kulnas, va, tas trikampis, kad būtų visą laiką stabiliai ant grindų. Ir labai svarbu, kad keliai jūsų žiūrėtų ne vienas į kitą, kai stovit, nes dažnai tai būna dėl nusilpusių sėdmenų. Tai labai svarbu, kad jūsų keliukai žiūrėtų tiesiai. Va, tada truputėlį dabar dėmesys į klubus. Dėmesys į klubus, taip. Ir šitas vietas šiek tiek paplekšnokime, kad pabūstų, kaip minėjau, sėdmeniniai raumenys. Va, paplekšnokim visur. Va, taip, labai gerai. Keliai minkšti,
va šitaip. Ir mes dabar jau visą galima mane rodyti. Dabar patūpčiokim. Va, pajauskime ryšį su grindimis. Pajauskime ryšį su grindimis. Va šitaip, va šitaip. Tai keliai juda pirmyn atgal. Gerai. Ir sugrįžtam. Dabar aš truputėlį šonų pasisukęs rodysiu, kad jums būtų aiškiau. Taip, tarp pėdų dar maždaug dar viena, kad pėda tilptų. Kulnai ties sėdinkauliais jūsų tokiam plotyje. Ir mes ką mes darom dabar? Svyram į priekį. Kulnai net kyla. Ir grįžtam atgal. Ir šiek tiek atsilošiam vos, bet iki tol, kol jūsų pėdos sugeba išlikti ant grindų. Ir grįžtam atgal. Va taip ir pasviruojam pirmyn. Ir atgal. Ir pirmyn. Ir atgal. Tęsiam. Pirmyn. Va taip pajauskite pade pėdos raumenis. Taip įdarbinkite visus 3 pėdos taškus. Laikykite sąlytį su grindimis. Įdarbinkite dubens raumenis, prilaikykite juos šitoj vietoj, va, kad dubuo nesikraipytų, nesiraitytų, kai juda į priekį ir atgal, ir kad sėdmenis neatsikištų atgal. Tai stuburgalį į apačią ir sviruojam. Dabar sviruojam į šonus. Į vieną pusę, op, į kitą pusę, op. Dirbam, sviruojam pirmin, iš šoną į kitą, į šoną, į kitą. Ir dabar pasižiūrim į šoną, į kurį svyram. Ir tada pažiūrim į kitą. Atsargiai, nenukriskit. Taip, svyram. O, pažiūrim, svyram, pažiūrim. O jeigu dar sugebėtumėt, merginos, per šitą pratimą kvėpuoti diafragminiu būdu, tai būtų idealiai. Taip, tai kvėpavimas jisai suteikia ir kitų naudų, taip, kvėpavimas jisai priduoda mūsų stuburui stabilumo judant, taip, tai pabandykite prijungti kvėpavimą. Gerai, dabar žiūrim ir sukamės ratu, žiūrim į kitą pusę, grįžtam, žiūrim į vieną pusę, į priekį, į kitą pusę sukamės, va, taip, ir kur judam ratu, ten ir žiūrim. Ir stengiamės pamatyti, taip, va taip, suaktyvuojam vestibulinį aparatą, taip suaktyvuojam, va, smegenėlės apkraunam ir bandom visur sviruojant pasižiūrėti, pamatyti. Gerai, į kitą pusę, o pamatyti į vieną pusę, į kitą. Taip, keletą ratų, kokius 3-4 padarom, taip. Kaip pasunkinti šitą pratimą? Taip, tai čia pusiausvyrai lavint. Suglaust kojas galima. Viską daryti suglaustom kojom. Tada sumažėja, taip, atremties plotas ir jau gaunasi iššūkis išstovėti tiesiai nenukritus ant kojų. Jeigu bijo, tiesiog stovėkit kur nors prie sienos. Pabandom padaryti. Aktyvus sėdmenis, kvėpavimas aktyvus, raumenis aktyvus kūno centre, rankos prie šonų. Ir svyram į šoną, padarom į kitą, va, taip, žiūrim. Žiūrim, taip, merginos nepamirškit 3 pėdos taškų, ryšys su grindim. Op, ir į kitą pusę, judam. Taip, įdarbinam pėdas. Laikom dubenį fiksuotą. Giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Labai gerai. Ir iš šitos padės. Jeigu labai nestabilų koją, šiek tiek praskėskit. Jeigu ne, liekam šitoj pozicijoje, kai pėdos glaustos. Visi kojų pirštai ant grindų, mažiukas ir didelis pirštai ir viskas praskėsta. Ir dabar mes pasistebėm, kulniukus pakeliam į viršų, labai neženkliai nuo žemės, laikomės. Keliai minkšti, neišverskit kelių į aną pusę. Labai svarbu juos išlaikyti tokius minkštus. Minkštas, neužrakintas kelio sąnarys. Ir laikykite dubens raumenis, taip, kad nebūtų dominuojanti šlaunis, gerai? Ir dabar laikomės pasistiebę ir mes keliamės
lėtai į viršų ir leidžiamės. Keliamės, leidžiamės. Taip mes svorį laikom ant pagalvėlių, ne ant pirštų. O pirštai jie kaip laive burės palaiko pusiausvyrą, taip? Stenkitės juos visus išlaikyti ant grindų. Va. Ir atliekame tokius pasistiebimus. Aukštyn ir žemyn, aukštyn ir žemyn. Porą kartų. Aukštyn ir žemyn, aukštyn ir žemyn. Ir dabar pasistebėm ir sustojam, laikomės vietoje. Rankas keliam, būnam pasistiebę į šonus, ir į galą, rankas delnus atgal, sugrįžt. Į priekį, delnas į delną, rankos į šonus, delną atgal, išlaikom laikyseną. Dar pakartojam. Taip, galvą laikome linijoje su liemeniu. Pataisykite galvą, smakrą šiek tiek palenkite žemyn, bet ne visą galvą. Taip, ir dar kartelį. Sprandas ramus, rankos į šonus. Gerai, ir rankos atgal. Ir grįžtam, atsipalaiduojam. Šiek tiek pajudinam klubus. Vieną, kitą, atitraukiam kojas. Išjudinam klubus. Išjudinam klubus. Liuks. Gerai, dabar atsistojame ant dešinės kojos. Kairę koją pakelkime į viršų. Šonų labiau matysios. Taip, laikom. Kojos aukštai nekelkit, nereikia. Ir rankas į šalis, pečius nuleist ir alkūnės išplės. Taip, ir pakilnojame koją. Atraminės kojos kelias minkštas, kaip ir minėjau. Taip, neužrakinkit kelio sąnario. Ir išnaudokit pėdos sąnarius, pirštus, laikykite kontaktę su grindimis ir pakilnokim koją. Kai pavargs rankos, nuleiskit. 4, 3, 2 ir kitą koją. Nuleidžiam rankas, pasiruošiam, kitą koją pakeliam, aukštai nereikia ir pakilnojam. Taip, ir 1, 2, 3, 4, pečiai žemyn, alkūnės tempt. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, kontroliuokit dubenį, kad būtų klubai vienam aukštį. Ir sugrįžtam atgal. Labai gerai. Dabar padarysime taip, rankos ant klubų, duokit koją į priekį ir dabar pėdą užlenkite, taip, pirštus į viršų ir mes atliekame ratuką. Apstovim ant kojos. Taip, dubuo fiksuotas, šlaunis juda. Nedidelį ratuką darom. Tęsiam. 8, aukštai nekelkit kojas. 7, 6, 5, laikom dubens raumenis, laikom pilvo raumenis, kad būtų stabilus dubuo, judinant koją. Taip. Ir sugrįžtam atgal. Vėlgi atsipalaiduojam, šiek tiek pajudinam klubus. Ir padarom tą patį ant kitos kojos. Taip, pasiruoškit, koja į priekį, pirštais į viršų. Gerai, ir nedidelę amplitudę judinam koją ratukais. Tęskit, merginos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir paskutinis liuks. Truputėlį pajudinam kelius ir klubus. Taip. Super. Dabar ką mes darysime? Pastatysime taip, dešinę koją priekį, kairę koją už kojos, taip, kad būtų pėda į pėdą. Šitaip. Gerai. Vėlgi tiesiai stovim ir dabar atliekame ratukus rankomis. Rankos priekyje,
Taip, svorį paskirstykite ant abiejų kojų vienodai ir judam rankos ratukais, mobilizuojam pečius. Va, taip ir kartu lavinam pusiausvyrą. Gerai, kitą pusę. 7, 6, 5, keliai minkšti, 4, laikykit dubens raumenis, 3 ir kvėpuokit, taip kaip pridera. Ir sugrįžtam atgal, sukeičiam kitą koją priekyje. Op, op, kojų pirštus maksimaliai ant žemės praskės, prispaust ir laikyt, keliai minkšti. Pasiruošiam, judinam pečius. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir į kitą pusę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8. Super, labai gerai. Atsipūskite, jeigu reikia, atsigerkite vandens. Taip. Ir dabar keliausime prie kito pratimo. Dėkime rankas ant klubų, dabar išjudinsim klubus, kojos pečių plotį ar šiek tiek plačiau ir judinam klubus. Pasukam ratais. Gerai, į kitą pusę. Va, taip, 4, 3, 2 ir paskutinis. Super. Dabar mes sulenkiam šiek tiek kojas, nugarą atpalaiduojam ir judinam dubenį ratais. Taip, atpalaiduoti keliai, va, ir mes judinam patį dubenį. Taip, dubuo. Vienas klubas į viršų, tada dubuo atgal. Kitas klubas, dubuo pirmin. Ir va tokį ratuką darom. Visiškai atpalaiduota nugara. Ir į kitą pusę tą patį padarom. Op, ratas vienas, va, taip išjudinam dubenį. Ir ypač pas ką yra įsitempusi labai nugara. Taip, skausminga, tai reikia pagerinti cirkuliaciją. Taip, o su cirkuliacija, taip, su krauju sąnariai mūsų geriau apsirūpina įvairiomis maistinėmis medžiagomis, taip, deguonimi ir taip toliau. Ir mūsų kūnas greičiau atsistato. Labai gerai. Super. Ir dabar kitam pratimui mes naudosime kėdę ir kilimėlį. Tai jeigu reikės, pasiruoškite, prašau, kokią nors pagalvėlę ar tiesiog kilimėlį, paviniokite porą kartų po keliais. Keliausime žemyn ir dabar mobilizuosime stuburą. Atsitrauksime nuo kėdės maždaug per rankų atstumą, būsime ant kelių. Taip, ir iš šitos padėties, ką mes darysim? Judėsime atgal, iš čia, stuburgalį į apačią paduosime, sėdmenį žemyn, trauksim pilvą ir per bangelę kilsim į priekį ir išsitiesim vėl. Ir vėl. Važiuosim atgal, iš čia stuburgalį žemyn, pilvą suimt, susiriest, op, op, op ir išsitiest. Judam atgal ir susiriest, išsitiest. Judam atgal ir susiriest, išsitiest. Dar labiau šonų parodysiu. Dar labiau šonų parodysiu. Taip, tai mes judėsime atgal. Ir tada sėdmenis į apačią, pilvą į vidų, toks susirietimas, aktyvus presas turi būti, sprandas atpalaiduotas. Ir grįžtam atgal ir vėl judam atgal. Op, per bangelę viską darom, taip. Ir paskutinį kartelį. Taip, op, 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 op. Va, šitaip. Ir grįžtame atgal. Liuks. Dabar toliau. Liekame ant kelių, tik vieną koją paduokime į priekį, taip dešinę koją priešais kėdę ir kairę ranką ant sėdynės. Taip, ir dešinę ranką į viršų,
į viršų, siekiam ir žiūrim į viršų ir tada kišam ranką tarp rankos ir sukam stuburą į vieną pusę ir į kitą. Pasižiūrim, padarom. Vienas. Išjudinam stuburą skersai, kad jisai pasidarytų judresnis ir ypač krūtininėje stuburo dalyje, kur didžiausias yra sąstingis ir ypač po operacijų, taip ar jeigu jūsų darbas sėdimas, tai labai svarbu, kad stuburas būtų judresnis viršutinėje dalyje, taip, kad sąnariai nekentėtų, kad mažiau skaudėtų nugarą, geriau viskas cirkuliuotų, energija laisvai judėtų, taip. Labai svarbu viršutinę dalį, pratimus galite šitus daryti kiekvieną mielą dieną, čia kaip dantis išsivalyti. Keičiam ranką koją. Į priekį pasitempiam, išilgėjam, pasisukam ir kišam ranką. Ir siekiam lubas, taip, ir judinam stuburą. Iškvepiam ir įkvepiam, iškvepiam. Ir įkvepiam, išilgėjam, dar kartuoju, iškvepiam, įkvepiam. Va taip ir dar porą kartų padarom. Gerai, ir paskutinis. Ir grįžtam atgal, atsisėdam ant kojų ir prasitempiam, pailsim šiek tiek. Atsigerkite vandens, jeigu troškina, dabar karščiai nemaži, taip, tarsi vasara būtų, tai nepamirškite daugiau skysčių gerti, kad palaikytumėt kūną hidratuotą, taip, kad netrūktų skysčių. Nes kai trūksta skysčių, nuovargis greičiau ateina, taip, viskas sunkiau kūne vyksta, visi cheminiai, visa ta cirkuliacija, taip, visi procesai ląstelinėme lygmenyje vyksta lėčiau, kai trūksta skysčių. Va, taip, dabar pasimsime kėdę ir atsisėsime ant jos. Atsisėsime ant jos. Va, taip, delnas į delną. Ir dabar su iškvėpimu stengsime suimti pilvo presą, nesusirietus ir spaus delną į delną. Pečiai ramus. Taip, įkvepiam ir spaudžiam pėdas į grindis, spaudžiam delną į delną, iškvepiam ir padarom pauzę iškvėpus. Taip. Stimuliuojam pilvo raumenis. Įkvėpt, iškvėpt. Padarykime pauzę iškvėpus, kiek išeina. Ir tada vėl įkvėpkite, delnus atpalaiduokit. Iškvėpt. Sėdim vienodai ant abiejų kaulų sėdimųjų ir atsipalaiduojam. Iškvėpt. Tai paprasčiausias būdas pajungti pilvo raumenis, jeigu neturit jokių priemonių. Tai galima šitą pratimą daryti ir su kamuoliuku, ir su žiedu. Taip, ir su dideliu gimnastikos kamuoliu galima į kelius spausti, su iškvėpimu labai efektyviai dirba pilvo raumenis. Taip. Gerai, dabar iškvepiam ir sukamės įstrižai ir pajungiam įstrižinius pilvo raumenis. Iškvėpdami, taip, keliai stovi vietoje, grįžtam, įkvepiam. Į kitą pusę tą patį padarom. Iškvepiam, tęskit, įkvepiam. Ir iškvepiam, alkūnės pakelkite į krūtinės aukštį. Įkvepiam, keliai stovi vietoje, jie nevažinėja, dubuo fiksuotas. Taip, ir stenkitės pajungti kuo daugiau raumenų su iškvepimu. Dubens dugną, taip, pilvo raumenis, taip, va, taip, krūtinę, rankas. Įkvepiam, iškvepiam, sukamės. Kartojam, įkvepiam, iškvepiam, sukamės. Sumažinam pilvą su iškvepimu, pauzė. Grįžtam ir paskutinį kartą iškvepiam. Pauzė iškvėpus. Ir sugrįžtame atgal. Atpalaiduojam rankas, atpalaiduojame pečius. Super. Dabar
Ranką išsukite į išorę, nykštį ir pirštus va taip va užlenkite šitaip ir nykštį nukreipkite žemyn, pratempkime rankos raumenis, taip, ir išjudinkime nervus, taip, sukeliam mentį ir petį ir spaudžiam petį ir kaklą judinam, alkūnė tiesi, ranka pasukta išorėn, nykštys nukreiptas į apačią. Op, op. Šitos pratimus jau esam darę per treniruotės mūsų, tai prisiminimui labai gerai. Labai gerai, ranka į priekį ir mentį atitraukinėjam, nesukeliant pečių, taip išjudinam mentį. Taip, ir dabar atitraukiam mentį, lenkiam galvą, pritraukiam, gražinam sąnarius atgal, galvą į kitą pusę, lenkiam 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ir 4. Kita ranka. Ištiest, sukt ranką į išorę, nykštį pirštus ir nukreipt nykštį į apačią, kad temptų labiau per bicepsą, taip, kur yra sutrumpėjimas. Va, ir mes pakilnojam petį ir mentį ir kaklą švelniai judinam, taip, nereikia įsitempus daryti, atsipalaiduokit, tik ranką laikykit ištiesusios. Tęskit. 4, 3, 2. Paskutinis, ranka priekyje, tai petys nekyla ir mes judinam mentį, taip atitraukiam, pritraukiam. Va, taip labai gerai nervukams. Kaklinės srities. Va, taip, ir dabar jungiame taip, hop. Palenkt, gražint, palenkt. Atitraukt mentį, palenkt, pritraukt mentį, gražint. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Aš tikiu, kad tai nėra paprasta, tik tai atrodo, ar ne, lengvas pratimas. Sukoordinuoti viską čia yra reikalų. Labai gerai, šaunuolis. Ką dabar padarysime? Vėl delnas į delną ir dabar dėmesio rankos į vieną pusę stumiamos, į kitą, į vieną, į kitą ir galvą sukam į priešingą pusę, nejuda rankos, į vieną, į kitą, į vieną, į kitą, į vieną, į kitą, va, taip, kad viskas viršuje labiau cirkuliuotų. Žinot, kai yra sutrikimas ląstelių lygmenyje, taip, deguonės ir kraujotakos, tai prasideda įvairios ligos, uždegimai, ten, kur nejuda, ten viskas užsistovi, užsilaiko ir prasideda bėdos. Tai reikia visada judėti, mankštintis ir būsime daug sveikesni. Op, op. Op, super. Ką dabar padarysime? Mes rankas pastatysime ant kėdės, pirštais į priekį, alkūnes sulenksime ir paduosime atgal, taip. Ir ranka dabar, žiūrėkit, į ranką mes susukam į vidų. Šitoj padėtyje, va, ir krūtinkaulį išstumiam į priekį, bet tik tai neišsirieskit per juosmenį, kad to nebūtų, taip. Tik krūtinkaulį išstumiam į priekį, va šitaip, ir stengiamės šitą vietą visą išilginti, išplėsti maksimaliai. Rankos susisukia į vidų, delnais į apačią. Pabūkime tempime. Pabūkime tempime. Plečiam, raktikaulius plečiam į šalis ir giliai kvėpuojam, tempiamės. Keturi. 3, 2 ir atsipalaiduojam. Dabar, merginos, dėkite ranką ant kėdės viršaus. Taip, jeigu jaučiat, skauda padėjus ant kėdės kraštą, jeigu koks nors kietesnis, mailesnis, galite tiesiog dėti kokį rankšluostuką ant viršaus,
ir tada ranka. Ir vėlgi stenkitės, kad ranka būtų susukta į vidų, va taip va. Va, ir mes krūtinkaulį vėlgi paduodam į priekį, kol atsiras tempimas per peties priekį, per bicepsą, viską ištempkime priekyje. Pabūkime ir padarykime tokius kumščius, paspaudinėkim tai pirštus. Op, op, op. Galima tą patį daryti ir padėjus ranką kur nors ant spintelės, ant lovos krašto, jeigu sėdit ant žemės, pavyzdžiui, ant sienos, ant palangės kažkur tai. Va taip. Gerai. Ir keičiame kitą ranką. Už nugaros užsukam. Va taip, tai jums pratems rankų raumenis, pečių priekyje raumenis pratems, taip, kad jie būtų paslankesni. Ir padarom kumščius, taip, su pirštais, pagniaužom taip į kumštį pirštus ir krūtinkaulį stumiam į priekį, kad temptų viskas aplink petį. Va taip, ir sugrįžtam atgal. Gerai, dabar rankas pasukam į išorę, taip, delnais į viršų. Taip, tai dabar šitas pratimas, jisai bus kartu ir stiprinantis nugaros raumenis, taip, ir mes dar papulsuojam atgal. Tai mes tempiam krūtinę ir stiprinam nugarą vienu metu. Tęskit. Ir dabar labai noriu, kad jūs ant nugaros ne mentis, va taip, va traukinėtumėt vieną prie kitos mentis, jos va taip, va gražiai guli ant nugarytės, jas tenkitės išlaikyti, bet jūs traukite raumenis menčių plotyje, taip rankos raumenis juda, va taip, mentis stabilios ir gulšios ant nugarytės. Tęskit, ap, padarykim ratukus. Sprandat palaiduokit, neįsitempkit per kaklą, taip ramiai kvepuokit ir sukit. Nėra paprastas pratimas, ypač jeigu yra padidėjusi kuprelė, suapvalėję pečiai, taip, viskas šiandien sutrumpėja po operacijų ir taip toliau. Bet va, rankas, jeigu labai sunku, rankų stipriai neveskit, jeigu skauda petį, laikykitės šiek tiek priekyje elements ir šitaip sukite, taip, va. Tai vienas elementariausių, paprasčiausių pratimų, nereikalaujančių jokių prietaisų, inventoriaus, va, paprasčiausiai, kasdieną, va taip, va, pabūt porą minučių ryte vakare, pamatysit efektą, iš karto pasitaisys jūsų laikysena. Taip, atsipalaiduojam, keliaukime į apačią, pabūkime tempime. Dar vienas pratimas nugaros raumenims stiprint, mes pasilenkiam į priekį, atsisėdam ant kėdės kraštelio, rankos paduokite atgal, rankos susuktos į vidų ir apie sprindį už nugaros užveskit, va, įtempkite ir nugaros raumenis, ir rankų raumenis ir pulsuokite atgal. Stumkitės pėdomis nuo grindų, kad nevargtų stuburas ir kvepuokite diafragminiu būdu. Tęskit. Va taip. Sprandas ramus, krūtinė plati, raktikauliai platus, tai va, tai pulsuojam už nugaros atgal. Labai gerai ir išsitęsiam. Ir dar vienas pratimas, žiūrėkit, mes sėdim ant kėdės, dabar ranką į apačią prie kėdės. Taip, pėdas ant grindų, keliai tiesiai, paskutinis pratimas, ranką užvedam šiek tiek už nugaros, vos. Ir dabar mes spaudžiam ir grindis, ir kėdę su ranka, va, taip ir pajungiam nugaros raumenis. Bet žiūrėkite, kad šita vieta nepakistų, kad nesueitų pečiai į priekį, tai pečiai atgal, menti žemyn ir spaudžiam kėdę šonu. Spaudžiam, iki minutės galim spausti, dabar spausime truputėlį trumpiau ir galima tuos pratimus tokius stiprinančius padaryti keletą serijų, taip? Ne vieną, 2-3 serijas, jeigu turit laiko, taip? Tai bus didesnė nauda. Va. Ir dabar padarome tą patį iš kitos pusės. Taip, kitą ranką užveskite apie sprindį už nugaros, čia išlaikykit platumą ir spaudžiame ranką į kėdę, traukiam nugaros šonus,
šoną, nugaros šoną, ranką įtempkite ir stovėkite šitą. Čia platu, ilga, pėdos ant žemės. Taip, stumkim grindis ir su užpakaliu stumkime kėdę, kad pasijungtų daugiau raumenų aplink centrą. 4. Dar 3. Ir 2. Ir atsipalaiduojam, atpalaiduojam. Nugarą keliaujam į apačią. Dabar, merginos, apsikabinkite kojas, kelius praskėskite ir nugaros vidurį į lubas, paduokit, pabūkite tempime. Ir dabar pasikelkite į viršų, rankos už galvos, galvą atgal į rankas, smakrą žemyn spaudžiam, ausis tempiam į lubas, kad jaustųsi tempimas per visą kaklo paviršių nugarinį ir ypač arčiau prie pakaušio, ten viršutinė kaklo dalis. Ištempkime gerai, laikomės. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ir šiandien mūsų treniruotė baigta. Šaunuolės merginos, kurios jungiatės ir sportuojate su manimi kartu. Merginos, šitą dar kartą priminsiu, kad pagal įrašą būtinai dar vieną kitą kartą pasimankštinkite, kad būtų geresni rezultatai. Ir kaip visuomet lauksiu jūsų kitą trečiadienį 16 val. Gražios dienos, gero vakaro, gerų darbų, viso gero.